Jūsų dabar pamergių yra tokia vaidmuo šitoj situacijai, kad jūs įsivaizduojat, kad per jūs tarsi kažkas nori peršokti. Nesimato. Jūs šio... Šį kamoliuką jūs Poros, turit. stebėkit, mokinkitės. Turėsit pakartot. Kada nors. Nieko nebus. Šitą kamoliuką tu Naurimantui įrėdini pro vieną klešnę, o išrideni pro kitą. Viskas labai paprasta. Galėtų būti mažesnis. Galėtų, Galima bet vieną nėra. Oi, kanda. Žinau, aš galvoju, kad gali pastrikti. Aš galvoju talentai, jie kažkur turi būti pasiklydę. Mikliųjų rankų Būrelis. Ir 1, 2, 3, 1, 2, 3, pirmin, davai. O. Mažulė, nepilvas, tu sumaišai kažką, tu čia kažkur pasiklydai. Jin labai ten, tu žiūrėk, ką jin ten surado įdomu. Kas tau dabar Simutė? Kamaliuką surado. Simutė, kamaliuką suradai. Nauriau, tavo labai pils didelis. Koks kišenis? Nauriau, tavo kamaliuks labai jau didelis. Ne, nieko nebus. Va, kur kūryba yra, matai? Va. Sima, nu, davai. Palaikom, mes paskatinam. Sima. Banko kartelės ieška dabar. Kas yra? Atsiskleidžia tik. Tu įsivaizduoji? Davai per užpakalį. Nu, jisai stringa, jisai nepalus. Nuleidžia žemyn tada. Biškai, Bendrom jėgom, Bet ne? čia, žinai, Ir būtinai per priekį, suprantate? Būtinai per priekį reikia. Taip Tai atsiskleidžia, jo. tikrieji talentai, tikrieji norai ir... Abrakadabra, įsivaizduokit, aš muštų turiu išskristi. Oi, šaunuolė, tu įsivaizduoji, eik tu savo. Taip. Dabar dar ką pabandom? Dar vieną žaidimą ir toliau. Ką nors? Dabar taip, įsivaizduojam, kad mes esam 2 kaip 1. Kuri pora dabar savanoris buvo? Jau daug kartų buvau. Dar kartą. Kur jūsų savanorė? Prašom. Tu turi žibtuvį. Stovit šalia, viens kitą suglaudžiat kojas. Ir ką čia reikės dabar sueit kažkur? Taip, ir dabar jūs turit kuo greičiau... Viens kitam per klyną pralyti. Ne, per klyną daryti. Dar vienas savanoris. Greitai. Savanoriai. Stojam. Taip. Ryšam. Dabar tik tai kažkaip lėtai pabandom prieit, kad būtumėm vienam. Gali čia ir prisilaikyti rankom, žinai, kad labai nesuverš. Į vieną liniją stojam ir laimi tas, kuris pirmas. Ne, stokit į vieną liniją. Ateikit čia. Ateikit. Jo. Ir laimi tas, kuris pirmas atbėga iki mūsų. Jau mes bėgame, ne? Nes jis krito mum. Taip, įkaltas jis.
O čia kiekvienas, ne dabar? Tai noriu nuotapos. Mes turim apelsiną. Einam kartu? Ne. Kartu. Tai kiekvienas. Suknelė. Kur mes nuėjom? Didelį dar. Fotoaparatą. Cigaretė. Nu galvo. Didelė. Turi šklimą? Visą? Ne. Nu rankinuką dar. Noriu juostos. Atsakomybę tau perėmė. Turi keisti dislokacijos būdą, nes nuėjo to labai. Viešovo reikalų prašau. Batą. Batą. Noriu batą. Gudru. Duok tu batą. Ne. Rimtai? Jo, tai aš renkuosi. Kur tu eini? Tai iš manęs batą paimi. Ar taip, kojas skauda, aš mano batą. O man neskauda. Jeigu susiplėžysiu koinę, Kuris prašo? tai aš dabar lygtas vėl. Nežiūrėk į mano batus. Tavo batus nežiūri. Žiūrėk į mano. Sauliau, mesk apelsiną man. Ką čia dar tu paėmė, šuojame? Telefonas, pas kažką geras buvo, mačiau. Pas Naurių telefonas geras, duok telefoną. Nevėlau. Kalbėjai, pirmą mačiau. Tai išlystų duos telefoną. Kurį nori? Geresnį? Suskylęs. Nu, Juostą atiduok. yra sąsai. Klausyk, noriu diržą. O dieve. Oh my god! Nu dabar aš atsikeršysiu. Noriu to pakabuko ant kaklo. Bet man diržą paskui gražins. Nu, matysim, aš be pakabuko tai nieko kelių nepamesiu. Nu ką, diržą atidavė, atiduok tada į kelią. Taip tai nežaidžia. Diela! Kelnes. Ne! Kelnių tai neduosiu. Nu bent koinę tada. Nu tu dieve. Man Dėkoju. šalta. Geriau neimkit jos. Eik prašyt. Nieko šiau. Duok Auskarą, kad nebūtų kalba toli. Paskui į lombardą. Žinoma, ką tu turi? Ne. Nieko neturi. Duok man tą gerai. Kažkaip pritilom. Tai gal ir tiek tos tada, ar ne? Atsikeičiam daiktais ir pabandom dar kitą dalyką. O muzikytės gal duotumėt iš mašinų? Jūs turi, lenkdamasis atgal, pralys pro diržą. Jaunieji rodo pavyzdį, aišku. Be abejo. Nu, tęsiam toliau, einam visi. Sekantį porą. Aš susilenkiu. Einam, Sima. Einam, judam. Tai jinai gali praeiti ir be O, pasilenkti. einam ratu, važiuojam, davai. Palauk, tu daug Išrenk žmogus. Nenusipirkos kelnių.
Davai, varykit toliau, nestabdykit. Važiuok be kelių, ką čia dabar parinti? Nu, pirmin. Tai tu kaip tu čia lendi, negalima tai. Ova! Toliau, davai, greičiau. Ova! Ova! Toliau. Einam. Varom ratuku. Pasimankštint. Opa! O tai būtinai šitą reikia. Taip. Op! O, mano! Matėt? Nu ką, užtenka? Ar dar nori? Ar dar mankštos? Važiuojam. Pasiruošę? Pasiruošt. Vienas, Dėmesio! du, Davai, chebra! trys. Kėgliai! Gerai, koponė. Tai ką, einam, ne? Tokia jau spūsti. Žiūrėk, kad per smarkiai nepakelčiau. Gal nepapyksis. Jeigu pakelsiu. Taigi laba diena, gerbimieji jaunavedžiai, įvairius nuostabius meilės žiedus, ar ne? Na ir šiandien jūs, Simona ir Naurimantai, tėvai pasitinka su duona ir druska. Visada paprasti ir teisingi, taupus ir santūrus, o kartu ir dosnus. Tegul visada būna sugrįžimas prie tėvų stalo, juodos duonos paragauti. Visada jūsų kelyje būna daug gyvenimiškos duonos švarumo. Prašau. Šią duoną ir druską iš tėvų rankų išsaugokite jos kvapą ir šilumą. Mylėkite gyvenimą, kaip žemė myli duoną, kaip obelis myli pavasarį, kaip tėvai myli jūs. Ir prašome priimti šią gyvenimišką druską ir duoną ir prisiminkite, kaip tėvai jūs myli. Ir ką daryti? Paragaut? Ir druską irgi suvalgyti. Taigi negaila. Što pačiu? Gerbimi jaunavedžiai, kartais reikia tik vieno žodžio paguosti, vieno virpančio šypsnio sušilti, rankų judesio vieno sugrįžti, vieno vienintelio žodžio atleisti. Kaip negalima sudeginti ugnies, paskandinti vandens, užpūsti vėjo ir nuslėpti tiesos. Taip tebūna tvirta jūsų santuoka. Nuoširdžiai linkime jums laimės ir tarpusavio supratimo. Tad linkiu jums šiandieną gero vakaro, linkiu jums šiandieną atšvęsti jūsų dviejų kelių susijungimo, o jūs, gerbiami svečiai, iš tikrųjų pakviesiu pasveikinti šią porą ir prisėsti. Po torto atpjovimo vairuotojams reikia... Šitaip, ar ne? Taip. Na gerai, po torto pjovimo tada prašau pasveikinti ir susėsti prie stalo. Kur tas tortas? Ir kur peilis? Jo, reikia.
susirinkus čia į nuostabų iš tikrųjų vakarą, į Naurimanto ir Simonos vestuvės. Na, iš tikrųjų, jie kažkur buvo, kažką darė, kažką veikė, ar ne? Ko mes daugelis turbūt ir nematėm. Taigi dabar labai paprašyčiau Piršlelio atsistoti ir tiesiog papasakoti, kaip ten viskas buvo ir ką jie nuveikė. Tiesiog. Mėly sveteliai, sveiki gyvi, pagyvenę, jauni ir vidutiniai veselios atėję. Ačiū, kad pagerbėte šios namus. Aš esu pasiuntinys, išrinktas, paskirtas, įpareigotas ir įgaliotas. Esu ne dėl svieto platumo, ne dėl marių gilumo, o dėl šios jaunos mergelės lelijėlės su rūtų vainikėliu ir dėl šio puikaus jaunikaičio su gėlytė atlape. Visus svetelius domina, kur mes buvome, ką veikėme, ogi mes ilgai keliavome ir nusikamavome. Jūs mūsų kantriai laukėt, akių nuo kelio netitraukėt, taigi dabar paklausykite. Aš su svočiai ir su šiuo puikiu su šiuo pulkeliu dalyvavome vienoje avarijoje, atsiprašau. Meilės sankryžoje susidūrė dvi šeimos. Mes buvome liudininkai ir juos nuvežėme į Santuokų rūmus ir į bažnyčią. Jie buvo nubausti aukso žiedų sumaimu, širdžių ir rankų sujungimu ir abu neteko viengungystės teisų. Taigi norėtumėm pažymėti, kad šioje avarijoje buvo išduoti ir liudijimai. Tai yra santuokos liudijimas, kad Naurimantas Karžinskas, gimęs Lietuvoje 1983 rugpjūčio 10 ir Simona Stankevičiūtė, gimusi taip pat Lietuvoje 1990 birželio 16 dieną, šiandien susituokė, sumainė aukso žiedus ir tapo vyru ir žmona Skaržinsku ir Skaržinskiene. Taip pat jie gavo ypatingą santuokos sakramento pažymėjimą. Juos Kauno Šventos Gertrūdos Marijonų bažnyčioje sutuokė Vytautas Brilius ir ką Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Aplodismentai. Taigi dabar uliavosime, už jaunuosius taurės kelnuosime, dainas dainuosime. Tad visų labai prašau, jaunuosius, jų tėvelius, o ir mane piršti šlovinkite, gėrimus ir valgymus ragaukite, ir muzikantų devynis prakaitus spauskite, šokite, dainuokite. Tik nepamirškite ir karti degtinę karti. Padainuoti. Pamergiems už šoną grįpštelti, piršlius svočiai lyčnai pilti. Ir prašau, netikėkite pletkais, kad piršlys yra melagis. Patys pamatysite. Tad valio jauniesiems, valio jų tėveliams, valio sveteliams. Ir piršlių. Valio! 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 Dabar prisipildykite taures, išgerkime visi už šią jauną gražią šeimą ir jų amžiną meilę. Išlysiai svečius sveikatai taisyti bus Žilvinas. Išlysiai svečius sveikatai taisyti. Valdžia. Antra pora būtų mieliausia pora, kad meilės kelius parodytų, susipykusius sutaikytų. Tai būtų Saulius ir Solveiga. Ir patys parodykite už gražiausias dainas. Aišku,
vyr redaktoriui muzikantui. Siekti, kad užtraukus bendrą dainą, tylinčioje būtų Arūnas. Čia jau tokia kaip pakiša, kad rytoj virvės neryšiu ant kaklo, ar ne? Gero. Tai gerai, paimsiu tada aš tą medalį vėliau šiek tiek, ačiū. Ir stalo komendantai rinksim net 2. Wow. Kad būtų tikrai tvarka. Prižiūrėtų. Kad prižiūrėtų tvarkai, kad svečiams nestigtų maisto ir gėrimų, kad nebūtų nuosikrapštančių. Tai būtų Edmundas, Mindaugas. Norime teikti dar medalius Pabroliui ir Pamergiai, Virgis ir Kotryna. Taigi nominacijų dar liko, mielieji sveteliai, nesnauskit, laurus nuskinkit, jas paskelbsim vėliau. Iš tikrųjų super. Na kągi, kadangi jau išsirinkome stalo valdžią išsirinkome net, tad aš prašau svečių susipažinti su svečių taisyklėmis, ar ne? Yra tokios šį vakarą irgi. Taigi atminkite vestuvių pokylio dalyviai. Pirmas. Vestuvių metu pasimetusius šeimos narius be vargo galima susirasti materialinio turto saugyklose arba šių namų rūsiuose. Antra, griežtai draudžiama kelti triukšmą, skleisti blogą kvapą bei blogą nuotaiką. Trečias, draudžiama aštrius kaulus, graužtukus, saldainių, popariukus kišti nepatinkančiam draugui kišenę. Tikrai taip. Draudžiama taupuotus pirštus ir sloguotą nosį valyti damai į suknelę. Penktas, moterims po sekančių 3 stiklelių leidžiama perdažyti lūpas, vyrams atsirišti kaklaraščius ir nusiauti batus. Šešta, vyrams draudžiama bučiuoti svetimas moteris, leidžiama tik visiškoje tamsoje. Neleisti muzikantui ramiai sėdėti, o šeimininkai skųsti svečių nevalgymu. Draudžiamas solo partijos dainuojant. Norint užtraukti dainą, turi pasirūpinti apjungimu į chorą. Ir paskutinė taisyklė, nama būsite išleidžiami, kurių tik galutinai realizavus visus maisto ir skysčių išteklius. Iš tikrųjų susipažinome su šiomis tikras taisyklėmis, ar ne, čia jau pasiskirstėme ant stalo muzikantus, tai dabar tokia labai gera sena melodija. Liuka ir po mažiuką išgerkime svečiai svečiai, ar tu myli, ar nemyli, ar mylėti negali. Dabar dėmesio pirštelį, kas buvo tie komendantai dabar? Komendantai, matau, neveikia. Neveikia komendantai. Tai pakelti reikia tada. Ir po stikliuką, ir po mažiuką išgerkime svečiai svečiai. Ar tu myli, ar nemyli, ar mylėti negali. Susirinkote ir norėjau atsiprašyti galinių stalų, nes pagal planą tai čia turėjo tilpti 8, tai taip
gausi, kad atsiskyrėt poros, bet, nu, tikiuosi labai nesupyksit vis tiek šalia vienas kito, tai va tiek norėjau pasakyti. Kai kam norėtų tarti žodį tėveliams, ar ne? O! Taigi dėmesį. Dirbam toliau. Taip nusprendėm, kad dabar eilė pakalbėti man. Ir pirmiausia žodį norėtume tarti tėveliam, nes norim pasakyti, kad, kad ir kaip bebūtų, mes jūsų nepamiršim ir lankysim, ir tikrai mes dėkingi jums už viską. Ir norim padovanoti tokią simbolišką dovaną kiekvienam iš jūsų. Papildysi? Taip, norim padovanoti. Ačiū. Tiesiog pasakyti ačiū. Taip. Judam? Muzikėlė. Ir visi kartu. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau, kadaise tu kartu pavijome vėją. Ir paskutinė, juoda orchidėja, kaip man skaudėjo, tu gelbėjo širdį man, kadaise juoda orchidėja. Ačiū, Arūnai. Nu, vieno tėčio pasigedom, bet kai surasim, sugrįšim prie jo, bet dar mes šiandien turim vieną tokią švenčią. Mano, švenčia viena, mano geriausiai tetai, viena iš geriausių tetų šiandien sukanka 18. Tai mes ją norim pasveikinti, čia gal sakykim nuo bendro stalo tą progą ir palinkėti
palinkėti visą ko geriausio, Dievo palaimos ir viskas tom pasakyta jau. Ilgiausių metų, ilgiausių metų, ilgiausių metų linkime. Sveikatos! Sveikatos metų, sveikatos! Sveikatos metų, sveikatos! Sveikatos metų linkime. Žinoma, laimingų! Laimingų metų, laimingų! Laimingų metų, laimingų! Laimingų metų linkime. Na ir turtingų! Turtingų metų, turtingų! Turtingų metų, turtingų! Turtingų metų linkime. Valio, 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 valio. Ir dar! Valio, 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 valio. Ir trys ilgi. Valio, valio, valio. Ir vienas ilgas. Valio. Tėčio palauksim. Постой, мороз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я маленький ровный, с последним приветом спешу оказаться на глаза. Ilgas kelias, ar trumpa, ilgas kelias, bet man jau neramu, dvelkia lietus ir pačių šalčių. Aš norėčiau priglaust prie tavųjų pečių. Ar atleisit man ar ne? Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на
на глаза. Жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Vaikų rimčiau, dainos žodžių visų neatsimenu, bet žinau vieną gerą dainą. O jeigu jūs man padėsit, tai tikriausiai ir žodžius atsiminsiu. O jeigu gerai padėsit, tai visus žodžius atsiminsiu. Visos svajonės lieka kažkur praeity. Vaikiškos mintis skęsta gilioj užmaršty. Kam atsisakom nuo to, ko maži, tikėjom, nešiojam ir slėpėm širdį. Kas man į visą tai atsakys? Norime būti suaugę, solidūs, rimti. Tikimės tapti būtent tokiais ateity. Metame viską ir imamės to, kas mums vaikystės svajonių atstos. Esam šiandien negalvodami, kas bus rytoj. Aš tikiu, kad viskas bus gerai, kad mes gyvensime laimingai ir gražiai. Aš taip noriu žinot, ką jūs galvojat apie tai, sakau. Būkim vaikai, svajokime kaip vaikai. La la, la la, la la la, la la. Patikit? Laikas nelaukia, laiką nuneš ateitis. Vaiko svajonės, mano šventa mintis. Bet prisiminkim, kaip buvo vaikai. Laimingi buvome tikrai. Galbūt todėl, kad tos laimės reikėjo mažai. Aš tikiu, kad viskas bus gerai, kad mes gyvensim ilgai, laimingai ir gražiai. O aš taip noriu žinot, ką jūs galvojat apie tai, sakau. Būkim vaikai, svajokime kaip vaikai. La la, la la la. La 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 la. Čia kažkokį prisiminimą turėtum, kad buvai labai geras piršlys. Pasistatytum ir visi. Ačiū tau. Abiem. Ačiū. O ten piršlys. Ačiū. Klausei manęs, kiek kelių aš žinau.
kiek laiko nueina žmogus, tampa tikru žmogumi. Tu vėjo paklaus, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugė atsakys. Tu vėjo paklaus, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugė atsakys. Tu vėjo paklaus, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugė atsakys. Tu vėjo paklaus, tau vėjas atsakys, tik jis mano draugė atsakys. Bravo! Tik jis mano draugė atsakys. Bravo! Ačiū! Dar vieną. Dar. Jo, mum dabar jau čia. Štaktą. Čia mes taip savo nelaukiam. Pabaiko čia gal. Einam arčiau. Pasėdėjau. Mes vėl susitik po šitiek metų. Tikėję, tikėję ir daug ko netekę. Visur susiprašė, paėję sugrįžom. Vyną aukojom už tuos, kurie liko. Už tuos, kurie myli, už tuos, kurie laukia. Nors niekad ir nieko dar nesulaukė. Už tuos, kurie kenčia, už tuos, kurie užduoda. Už šypseną šaltą. Už tuos, kurie myli. Visi ploja. Ir myli. Nu, pirmas žingsnelis. O, jau reikia aplodismentų, super. Turime palėpį spintą, daug metų užrakinta. Tamsiai sumušus kaktą, suradau raidytą raktą. Labai gerai! Vos palytus jos spyną seną, kuris pačios atsivėrė. Užmiršti daiktai čia gyveno ir su manimi kalbėjo. Bet pratildžiusi lagaminą ir batelius, margo žirkos suknelė tyliai prabilo. Laila ir visi stebuklinga daiktai, suknelė dėliuota ir mara.
žinai, kad graži panelė buvo tavo, buvo kažkada mama. Ir visi kartu stebuklinga tai suknelė, keliuota ir marga. Ar žinai, kad graži panelė buvo tavo, buvo kažkada. Ir įsijungiam visi, pašokam visi kartu valselė. Ir taškėjo atlieka ir konkretą dailį suknelę, dėliuot buvo kažkada mama. Ir dar kartelį stebuklinga dailį suknelę, dėliuota ir marga. Ar žinai, kad graži panelė buvo tavo, buvo kažkada mama. O dabar norėčiau šį ratelį pakviesti Piršlį ir Svočią. O. Sako dar greičiau, na važiuojam. Savo padaryti visi kartu. Šepinube, šepinube, plaukia valtys palengva. Kur? Šepinube. Ir dar kartą. Šepinube, šepinube, plaukia valtys palengva. Kur? Šitiek amžių nutekėjo, išpilnėjo dienautų, plukdo valtys tyliai. Tėvo Nemuno! Šepinube, šepinube, plaukia valtys palengva.
stovi senas kaunas.